Hibridinė technologija tai irgi viena iš fainesnių dalykų, kurią galima panaudoti gaminant eglutes. Tai reiškia, kad turime du tipų tipsus, ne dvi rūšis šakų, o būtent du tipų tipsus. Kiekviena šakelė turi du tipų antgalius. Išorėje ant šakelių yra tie polietileniniai tipsai, kurie suteikia eglutei natūralaus medelio, kėnio ar eglės išvaizda. O arčiau kamieno pačioje šakos pradžioje yra PVC tipsai. Na ir čia labai dažnai klientai atkreipia dėmesį, kad PCV, kad tipo čia dėl taupimo, kad čia toks šlamštas, kad viskas byrėtų. Nu žinai, jei nusipirksi eglutę už 300 zlotų, tai ji tau byrės net pakeliui iš prekybos centro ar turgaus. O jei nusipirksi normalią eglutę už kokius 1500, tarkim, nes tai jau yra tokia klasė, kuri duoda aukštos kokybės produktus. Tai ta PVC plėvelė tau nesipils, o ta PVC plėvelė tai yra tie PVC tipsai, kurie naudojami hibridinės technologijos metu yra reikalingi. Jos turi konkrečias užduotis. PVC tipsai neturi dekoratyvinių savybių, todėl jie netrodo gražiai, estetiškai. Kad jos užpildo tą eglutę iš vidaus, jos turi užpildymo savybės. Ir ta eglutė viduje yra tamsi. Be prasišvietimų, jeigu statai eglutę prie lango ar prie baltos sienos, tai nusipirk hibridinę eglutę, kad tie PVC tipsai, žinoma, tinkamas kiekis tų tipsų. Nes žinot, eglutė gali būti hibridinė ir turėti trečdalį PVC šakelių. RMOLNDRNLNST vis tiek bus permatoma. Tai irgi turi būti tinkamas kiekis tų tipsų. Tos polietileninių tipsų ir PCV tipsų proporcijos irgi turi būti. Jie irgi turi būti kažkaip suderinti, o ne taip, kad krūva polietileninių tipsų ir truputis PVC tipsų arba atvirkščiai. Jeigu bus per daug PVC tipsų, tai eglutė neatrodys natūraliai, nes tiesiog tie PVC tipsai dominuos toje eglutėje. O jeigu bus per daug polietileno, o per mažai PCV tipsų, tai ji turės tarpų, nes polietileniniai tipsai puikiai imituoja natūralią eglės šakelę, bet jie neturi užpildymo savybių. Tai žinai, eglutė pagaminta vien tik iš polietileno, ji nėra tanki, jie turi daug tipų, bet kai pažiūrėsi lango fone ar baltos sienos fone, ten visada bus tie tarpeliai ir su tuo reikia susitaikyti, ypač jeigu perki 100% BA eglutę, kuri pagaminta iš šakelių. Eglės tipo, tai lygiai tų šakelių, kurios iš apačios neturi spyglių. Tai yra plokšti tipsai. Todėl jie užima dar mažiau vietos, dar mažiau užpildo tą erdvę. Dėl to šitos yra dar didesnės. Eglutės, kurios dabar stovi už mūsų šitos, jos yra hibridinės. Taip. Ir čia galima pasižiūrėti, kokios jos yra. Iš toli tai jokio skirtumo, gal ir nematyti. Išskyrus tatrinius eglius, nes jie pagaminti visiškai iš PVC plėvelės, ar tai būtų snieguoti ar žali, tai yra 100% PVC. Bet tos eglutės, kurias turime už tavęs, yra hibridinės technologijos eglutės ir dabar aš čia nematau skirtumo tarp tų PCV galiukų ir tų PE galiukų. Na tai gerai, nes tu neturi matyti skirtumo, nes jos sukurtos taip, kad skirtumo nesimatytų. Ypač ta eglutė už tavęs. Ta sidabrinė. Som, ta kalsi. Psi, daba, embo, ILLLLAIN. Tai avila, sidabrinis genis, avila. Nu, jei pasižiūrėtumėte į tą eglę, tai iš esmės neaišku, kur yra PCV tipsai, o kur PE tipsai. Svarbu tai, kad ta eglutė yra tanki. Su, in sarabi, only disability say. Alstem. Būtent todėl ji tanki ir neturi tarpų, nes pagaminta pagal tą hibridinę technologiją. Labai tanki, O tai, žinai, avila tai nėra eglutė iš prestižinės kategorijos. Čia yra eksklusyvi eglutės. Tai kaip ir ta pagrindinė premium eglučių lentyna. Haha, tai čia pati žemiausia lentyna. Eglės premium, jis dar pabrėžė. Veikas ta premium eglutė. Premium, tai tos eglutės, kurios padarytos ant kamieno, tai yra ant stiebo, į kurios šakos tvirtinamos ant vyrų, tai yra eglutės su šakelėmis ant vyrų. Tai eglutės, kurios pačios išsiskleidžia ir pačios išsilygina. Čia tiesa. Ant šitos eglutės neturime vyrių, nes tai žema, maža eglutė. Vazonėlyje, čia nėra sąlygų ir nėra prasmės, kad ji turėtų vyrius. 6E. Tokio tipo grindinė eglutė jau turi lankstus ir šakeles, kurios pačios susilygiuoja ją.
ir tarpai tarp šakelių patys susidėlioja, kur yra daugiau tipsų, ar tai tų PCV ar polietileninių, kur yra daugiau tų šakų, kur eglutės susilanksto kaip. Skėtis. Iš esmės ne, nes ją irgi atidarysi. Aš čia jums parodysiu, nes turim vieną tokią darbinę eglutę. Parodysiu jums, kaip tai atrodo. Tai tokios eglutės fragmentas. Žiūrėkit, čia toks čia yra vidurinė eglutės dalis. Na, vienos iš eglučių tokios 2,5 metrų. Pažiūrėkit, kaip ji pati išsiskleidžia. Na ir prašom, išskleista. Pati išsiskleidžia. Tarpai. Horizontalios šakelės yra lygios. Visos šakelės tame lygyje ir tarpai tarp atskirų šakelių yra kaip stipiniai rate. Irgi vienodi. Nereikia tuo sukioti į dešinę, į kairę. Štai va turim nežinomą apdailą, elegantišką apdailą su apvyniojimais. Plus antgaliai. Plus. Labai tvirtas, storas kamienas. Plus imitacija žievės ant kamieno. Visa tai yra premium.